Jeigu fotografuoja moteris, tai tu būtinai mėgi su to moterim, bet taip tai nėra. Fotosesija tai yra ne tik apie nuotraukas, tai yra apie pasitikėjimą ir po fotosesijos galima ir susirasti antrą pusę, bet ne dėl nuotraukų, o dėl to, kokios moteris išeina po fotosesijos. Kuo moteris yra gražesnė ir labiau prisižiūrinti, tuo jinai turi daugiau kompleksų. Man asmeniškai tobulumas jisai neturi charakterio. Apsunkinti savo gyvenimą šiek tiek reikia, nes kai tu esi komforto zonoje, mes žinom, kad komforto zona prie gero nepriveda. Mergina sako, bet mesgi galim naudoti face-upo ant nuotraukų. Aš toksai tipo, what? Sveiki visi įsijungę Nestabdom laidą. Po trumpos vasariškos pertraukos mes ir vėl sveikiname su jumis iš šios išskirtinės šviesos meno kūrėjo Lino Kutavičiaus erdvės tema. Tema atvira kūrybai ir eksperimentams. Na, o ši erdvė gali tapti ir jūsų asmeninių švenčių, renginių, seminarų vieta. Pati tema yra tik dalis Lighthouse Hub esančių erdvių. Ir tai ne tik fizinės erdvės, bet ir stiprios bendruomenės formuotojas. Čia susitinka žmonės, ieškantis inovacijų, bendradarbiavimo ir kūrybiškumo. Na ką, o aš nieko nelaukiu ir pristatau šios laidos svečią. Tai yra įspūdingų nuotraukų kūrėjas Robert Miška. Labas, Robertai. Labas, Sandra. Ačiū už kvietimą. Ačiū tau labai, kad tu sutikai irgi atvykti, pasikalbėti laidoje, kur galbūt galėsime pamatyti ne tik tavo darbus, bet ir kas už jų slepiasi. Bet prieš pradedant mūsų pokalbį, dar trumpas pristatymas apie tave. Taigi, yra žmonių, kurie fotografuoja ir yra tų, kurie fotografuodami mato ir jaučia. Taigi, toks ir yra Robertas. Jo nuotraukose galime pamatyti ne tik gražius veidus, bet ir emociją. Ir kiekvienas kadras yra ne tik vaizdas, bet ir tam tikra istorija. Ir turbūt, Robertai, tavo fotosesijos ir tavo nuotraukos turbūt viena geriausių grožio ir pasitikėjimo terapijų kiekvienai moteriai, kurios pas tave ateina fotografuotis. Ir nors Roberto darbu pasitikė daugybę žinomų ir garsių Lietuvos moterų, Robertas nesustoja tobulėti, ieškoti, eksperimentuoti. Taigi šioje laidoje mes kalbėsime apie kūrybą, apie grožį ir kaip visa tai susipina į verslą ir apskritai gyvenimą. Taigi galime pagaliau pradėti mūsų pokalbį. Taip. Taigi kalbamės jau rugpjūčio mėnesį su tavimi. Nors šią vasarą orai labai nelepina, bet vasara tikėtina, kad fotografams yra pats darbymetis. Tikrai taip. Tai papasakok, kaip dabar atrodo tavo kasdienybė, ar labai daug darbų, kokia tavo būsena, ar esi išsekęs, ar kaip tik pasikrovęs nuo tų visų darbų? Kažkiek gal ir esu išsekęs, bet darbas su žmonėmis šiaip sekina. Ir yra dar tas dalykas, kad vasarą labai dažnai būnu prie jūros, fotografuoju ir tikrai tas, ta prasme, nors ir orai, kaip tu sakai, kad nelepina, bet kažkodėl man sekasi ir kažkodėl aš per 12 metų atšakiau gal kokias 3-4 fotosesijas, ta prasme, prie jūros. Tai man kažkaip tikrai sekasi šio klausimu. Kol kas sekasi. Tai jeigu, pavyzdžiui, pirminė tavo, ar tai kliento idėja būna fotosesija prie jūros, kai bus šilta, karšta ir visa kita, būna lietus, audra, tai jūs tiesiog keičiate planą ir... Arba keičiame planą, arba keičiame datą, bet kartais būna ir tikrai ne vieną tokį atvejį prisimenu, kur, pavyzdžiui, fotografuoju kokią nors aktorę ir jai kaip tik ta audra tinka. Ta prasme, pagal jos temperamentą, pagal jos charakterį ir taip toliau. Ir nuotraukos gaunasi labiau dramatiškos, ne per daug išlyzintos, ne per daug tobulos, kalbant apie orą, kalbant apie saulę ir taip toliau. Tai tas priduoda. Tai kartais netgi oras prisitaiko prie žmogaus
Nežinau, kaip čia taip gaunasi, bet jo. Tai asmenybės, tai nereikia bijoti ir tų... Nereikia bijoti, tikrai nereikia bijoti ir tikrai ir Lietuvoje galime padaryti tikrai labai, labai gražias nuotraukas. Svarbiausia, kad nebūtų super šalta. Gal labiau tas, nes tas šaltukas vis tiek matosi. Bet dėl gerų kadrų, man atrodo, kad tikrai, moteris... Tikrai pasiryžta, tikrai. Tai gerai, trupučiuką užsiminėm apie dabartinės aktualijas, bet norisi pradėti nuo pat pradžių apie tavo kaip fotografo kelią. Tai Robertai, pasidalink, kaip tas fotoaparatas atsidūrė tavo rankose ir kaip tu supratai, kad tai bus ne tik tavo hobis, bet tavo gyvenimo kelias. Kaip supratau, kad gyvenimo kelias, tai gal ne iš pat pradžių, bet kaip atsidūrė fotoaparatas rankose, tai buvau kelioniai su tėvais, būnant 15 metų, buvau pasiskolinęs muilinį fotoaparatą iš klasiokės ir ten buvau Graikijoje ir supažinau tenai su keliom merginom, kurios viena iš jų buvo baigusi fotografiją. Aš tada tiesiog su muilinė fotografavau ekskursijas, žmonės ir taip toliau. Vienai priėjo ir sakė, šitą gerai darai, šitą blogai darai ir tas mane kažkaip visai užkabino, tai aš kažkiek pradėjau gilintis, tada grįžau jau į Lietuvą, tada aš esu baigęs Lenkų mokyklą ir iš Lenkijos, iš fotografų licėjaus buvo atvažiavę kaip mokinių mainų programa, ne? Ir tenai reiškias mus paskirstė būti gidais, kad mes aprodytų miestą ir taip toliau. Ir tenai supažinau su tokiu irgi Robertu. Ir tada aš padariau pirmą nuotrauką su profesionalia kamera. Tai buvo Lietuvos dramteatro tos 3 moteris. Nepamenu vardų, bet taip, mes žinome apie ką. Ir dar buvo taip, kad tada jie išvažiavo ir tada trečias atvejis, tai mano krikštatėvis, jisai mokino vaikus siūti tokiam vaikų centre, moksleivių vaikų centre ir pas juos ten atsidarė fotografijos būrelis. Ir man tada tėtis pasakė, kad pas juos ten atsidaro fotografijos būrelis, tu kaip ir visai susidomėjęs, gal nori nueiti. Vat kaip nuėjau, taip ir nepaleidžiu fotoaparato iš rankų. Aha, tai galima sakyti, taip. 3 ženklai kažkokie, ta prasme, tarsi ženklai. Jeigu taip žiūrėti, nėra taip, kad tiesiog neturėjau tokias patirties, kaip daugelis fotografų turi, kad mano senelis fotografavo ten su kokiu zenitu, dar kažką. Gal ir fotografavo, bet aš to, pavyzdžiui, nepamenu. Mhm. Bet nesi savo mokslis, baigiai ir fotografijos. Taip, po to būrelio aš dar baigiau Vilniaus dizaino kolegiją, taikomoją fotografiją. Tai taip, tai nesu savo mokslis. Kokie atsiliepimai apie pačias studijas? Ar buvo sudėtinga, ar buvo įdomu? Atsiliepimai būtų tokie, kad tos studijos man davė motivaciją kažką daryti, nes jeigu nedarysiu, būsiu išmestas ir tėvai moka už mokslus ir tikrai nenoriu nuliūdinti tėvų ir taip toliau. Tai labiau buvo tai, kad tiesiog norėjosi daryti. Ir dar, pavyzdžiui, turėjau mados fotografijos paskaitą ir mes ten turėjome, reiškia, studiją, tai įsivaizduok, 20 studentų, ateina kokie 3 modeliai ir per paskaitą, ar, pavyzdžiui, per 2 paskaitas iš eilės, kiekvienas turi ten 15-10 minučių, kad nufotografuoti kokį model testą ir taip toliau. Aš padariau biškį kitokį sprendimą, aš šalia kolegijos išsinuomavau studiją. Ir per paskaitas aš susipažindavau su tais modeliais ir tiesiog kviesdavau jas į studiją ir tada jau ramiai kokią valandą, 2 ten mes turėjome pafotografuoti, aš turėjau praktikos tuo metu ir taip toliau. Tai va. Tai tas toksai kitoks požiūris jau lydėjo ir nuo studijų laikų. Kažkaip norėjusi, aš esu gan maksimalistas, kalbant apie darbus ir taip toliau, tai aš norėjau jau tada, ta prasme, norėjusi gero to rezultato. Ta prasme, aišku, pažiūrėjus į dabar tas nuotraukas, aš jų niekada gyvenime neįkelčiau, bet tada atrodė, kad kažkas geresnio negu ką galima sukurti per 10-15 minučių. Aha. Ir Robertai, pasidalink, galbūt mūsų laidą žiūri ir tie žmonės, kurie galvoja taip pat apie fotografo kelią, kuriems yra tai įdomu, tai pasibaigiai studijas ir kaip pavyko
visą tai išvystyti iki tikrai tokio sėkmingo verslo, galima sakyti? Ar visas tas kelias tikrai buvo toks sėkmingas ir gražus? Kaip viskas klostėsi? Ar buvo visada paprasta pragyventi vien iš to, kad tu uždirbdavai iš fotosesijų? Na, iš šono tai gali atrodyti, kad taip, čia yra kažkas labai sėkmingo ir visada tai buvo ir taip toliau, bet taip tikrai nėra. Ir kas svarbiausia, kada atėjo tas ir stabilumas ir taip toliau, kai aš supratau, kad aš esu ne tik fotografas, ta prasme, kad aš savo paslaugas, kad aš ne tiesiog fotografuoju, o kad aš parduodu. Ir kai aš supratau, nes aš niekada gyvenime nemokėjau pardavinėti, kaip ir bet koks kūrėjas, ta prasme, kuris pradeda fotografuoti, filmuoti, piešti, dar kažką, nemokam mes menininkai parduoti. Tas yra tiesa, bet viską pabiški lavini ir tuos skillsus, supranti, kuriuose tu esi silpnas ir tada kažkaip ir ateina tas ir stabilumas ir taip toliau. Pasižiūri tuos mokymus kažkokius, labai daug mokymų iš tikrųjų praeinu per metus, gal porą mokymų, bet tokių gan rimtų. Ir nekalbant apie Lietuvos, ta prasme, lektorius, fotografus ir taip toliau. Labiau užsienio. Tai kiek maždaug reikėjo laiko, kiek reikėjo metų, kad jau pajaustum, kad tu stabiliai esi šioje srityje ir kad tikrai tai yra tavo pagrindinė veikla, kad jau tiesi čia tvirtai ir nereikia nieko papildomo žiūrėtis? Čia yra du skirtingi klausimai. Kada aš supratau, kad tai yra tikrai mano veikla, tai supratau iš karto ir pas mane realiai niekada nebuvo minties mesti fotografuoti ir taip toliau. Bet kada stabilizavosi viskas ir taip toliau, tai galiu pasakyti, kad kadangi dirbi freelanceriu, tai vis tiek būna taip. Bet nežinau, gal po kokių 8 metų fotografavimo veiklos ir taip toliau. Yra dar tas dalykas, kad aš labai daug pastaruoju metu kalbu apie tai, kad fotografija tai yra grožio terapija ir taip toliau, kalbant apie tai, kad tai yra ego boostas, kad tai yra labai stiprus, labai stipriai pakelia pasitikėjimą moteriai savimi ir taip toliau. Tai kai aš pats ištransliuoju teisingai viską, ką aš pats savo darau, tai tada man lengviau tai perteikti žmogui ir papasakoti ir kad žmogus suprastų, apie ką tai iš viso. Nes fotografija tai tikrai, fotosesija tai yra ne tik apie nuotraukas. Tai yra ir apie pasitikėjimą ir po fotosesijos galima ir susirasti antrą pusę, bet ne dėl nuotrauko, o dėl to, kokios moteris išeina po fotosesijos. Čia kaip grožio terapija. Tai tas yra ir manau, kad šitas dalykas yra daug svarbiau už nuotraukas. Tu trupučiukai taip užbėgai už akių, tikrai norėjau ir apie tai plačiau pasikalbėti, tai galbūt dabar ir aptarkime tai. Tai jeigu atvirai, tai aš labiausiai ir atkreipiau dėmesį į tave, būtent iš šio reelso, kur tu pasakoji, ką fotosesija ir tos gražios nuotraukos ir visas tas procesas suteikia moteriai. Tai mane tai labai sužavėjo apskritai, kai tu papasakoji, kad tai tiesiog nėra tik tai ta nuotrauka, ne tik tas vaizdas ir panašiai. Tai galbūt gali plačiau apie tai pakalbėti, kokios moteris į tave kreipiasi ir galbūt paskui kokie būna jų atsiliepimai po fotosesijos, ką tai suteikia joms, dėl ko jos kreipiasi ir ką jos gavo. Tai pasidalink plačiau. Kai aš pradėjau transliuoti tai, kad fotosesija yra grožio terapija ir taip toliau, ir kai pradėjau daug apie tai kalbėti, tai aš pradėjau gauti užklausas ne kad noriu fotosesijos, o kad jaučiuos šiuo metu blogai, jaučiuos sena, stora ir taip toliau, ir noriu pasitikėjimo savimi ir taip toliau, sako, noriu su tim susitikti pusvalandžiui studijai. Apie nuotraukas nei vieno žodžio nebuvo pasakyta. Ir tas labai žavu, kai kreipiasi ne dėl nuotraukų, o jau, kaip ir į terapiją jau užsirašo, aišku, nuotraukas gauna ir taip toliau, tai
tas yra labai faina, kai per visai kitokią prizmę žiūrima yra. Ir ką tai duoda, nu, bet kaip ir sakiau, N atveju žinau, kad po fotosesijos ar ten po nuotraukų merginos ten susiranda antras pusės, ne tik merginos, aš mažai fotografuoju vaikinų, tai yra aš mažai juos keliu pas save į Instagramą, bet fotografuoju ir vaikinus ir tikrai būna užklausų, kad blemba, noriu susirasti ten antrą pusę, dar kažką, kai vyras jau kreipiasi. Ir labai dažnai būna taip, kad tiesiog parodau jį per kitokią prizmę ir jisai įgauna pasitikėjimą su jumi. Čia labiau ne apie tai, kad nuotraukos jos liekam antram plane, bet sakau, koks tu išeini iš fotosesijos, koks tu išeini iš viso to proceso. Nes fotosesija tai nėra tik tai fotografavimas ir tai yra labai ilgas procesas nuo pat pradžios, tai yra nuo pat derinimo ir taip toliau, apkalbi ir visus stilius detalės ir viskas ir gilinėsi į žmogų, labai individualiai eini per tą žmogų ir tada supranti, kas tinka, kas netinka. Aišku, yra kažkokie šablonai, kurie tinka praktiškai visiems, kalbant apie rūbus, ten dar kažką, ypač šiais laikais, ten trendai ir taip toliau, bet vis tiek stengiasi labai individualiai. Tai va. O kaip atrasti tą kažkokį tai kitokį kampą, kažką kitokį ir taip toliau, kai visi atrodo kreipiasi dažniausiai dėl to paties, turbūt ir tos stilistikos panašios nori, nes pamato tavo nuotraukos, ką tu pateiki, kaip atrasti kažką naujo, kažkokių naujų idėjų ir taip toliau, kai iš tiesų turėjai begalės tų fotosesijų. Kaip atrasti? Na, visų pirma, manau, kad reikia iškelti savo pačiam tikslus kažkokius, tai yra ne tikslus, o kažkokias užduotis, kažkokius apsunkinti savo gyvenimą šiek tiek reikia. Nes kai tu esi komforto zonoje, mes žinom, kad komforto zona prie gero nepriveda. Tikrai norisi išeiti iš tos komforto zonos ir kai tu išeini, tau iš pradžių būna sunku, o po to tu supranti, kad visgi buvo verta. Ja, ir pavyzdžiui, kalbant apie dabar kokį aš savo challenge išėjimą iš komforto zonos, reiškės, nusprendžiau padaryti, tai fotografuoti su juosta. Ta prasme, aš noriu greit, yra pas mane toks planas, pereiti iš vis ant fotografavimo tik tai juostą. Juosta, tai jeigu mes su skaitmena galim padaryti 1000 kadrų ir pas mus 1000, 2000 ir taip toliau, tai su juosta tu turi, pavyzdžiui, į fotosesiją pasiėmęs 2-3 juostelės, kas yra ten apie 100 kadrų, ir viskas, ir tu neturi daugiau pasirinkimo. Todėl yra tas dalykas, kad tu labai stipriai gilinėsi į procesą, kad tu ne tik, reiškės, kad tu nevaikštai su kamera, nes kaip, pavyzdžiui, su skaitmena būna. Tu pasiemi fotoaparatą, vaikštai, žiūri pro tą akutę, nufotografuoji, aha, čia gerai, čia blogai, o kai tu neturi tokios opcijos, tu pažiūri taip, aha, taip, čia negerai, čia kažką pakeičiam ir taip toliau. Tai, bet kas yra svarbiausia, tai pasiruošimas. Pasiruošimas, nes tada tu gali labiau, kuo labiau pasiruoši, to sėkmingesnis rezultatas bus fotosesija ir taip toliau. Pavyzdžiui, turėjau čia užvakar fotosesiją pajūry, kaip ir eilinė pajūrio fotosesija, bet mergina pasiruošė tuo, kad pasiėmė tokią kėdutę, pasiėmė laikraštį, pasiėmė rankšluostį ant galvos, akinius ir tiesiog mes ant kranto pastatėm tą kėdutę, jinai atsigulė, laikraštį, juodas bodis, akiniai, tas rankšluostis ir tai jau atrodo kaip kadras, kaip tarsi biškį iš filmo. Plius juodai balta nuotrauka greičiausiai bus, tai ir tas jau manau, kad turi kažkokį įsivaizdavimą, ne? Kaip ta nuotrauka atrodo, jo. Jo, tai va tas toks kaip ir vintažas ir taip toliau, tai va tas faina. O Robertai, sakyk, kaip šita idėja kilo, ar tam turėjo įtakos ir būtent dirbtinis intelektas užvaldęs mūsų kasdienybę, tos visos technologijos, norisi kažko natūralaus? Kalbant apie juostą. Taip. Kodėl, jo, čia greičiausiai kažkoks protestas. Iš vienos pusės, man visada juosta turėjo žavesio ir kad žiūrovai suprastų, kas yra juosta,
Tai čia tas pats, kas dabar klausyti kokios nors plokštelės, bet ne Spotify, o ant vinilo, ant patefono. Vat ta kokybė ir vat tas jausmas, nu, šiuo atveju, kaip tu girdi muziką, o ten vat kaip tu matai. Ir kai tu išryškini juostelę, tu matai tas spalvas, praktiškai tau nereikia nieko daryti. Aišku, kažkiek galima pakoreguoti, dar kažką, bet vis tiek tai yra analoginis dalykas, kuris turi išliekamąją vertę. Tai jo, gali būti, kad tai kažkoks yra tarsi protestas prieš, šiaip daugelis iš tikrųjų dabar fotografų, nežinau ar Lietuvoje, bet užsienį tai tikrai labai daug kas ateina dirbtinis intelektas, kur tu gali viską praktiškai jau padaryti, tiesiog parašęs tekstą ir taip toliau. Dabar tu tiesiog pasiemi juostą ir eini fotografuoti. Ir kas yra faina, kad nėra, kažkur gali būti netobula dar kažkur gali būti kažkokie nežinau, šviesa kažkokia pateko, ten juostelė apsišvietė dar kažkas, bet tas ir turi žavesio, nes, nu, man asmeniškai tobulumas jisai neturi charakterio. Nu, jeigu yra tobula, tai, vat, nėra to tokio charakterio, o vat, tas, vat, ne iki galo tobula, tas ir turi savo žavesio. Kažkuo, ko mes išsiskiriam, ko mes esame unikalūs ir panašiai, tai galbūt tai kilo ir dėl to, kad žmonėms trūksta to tokio natūralumo. Tikrumo, taip. Jo, yra tas iš tikrųjų. Ir dar, pavyzdžiui, kalbant apie tą dirbtinį intelektą, aš tikrai nepasakysiu, kad aš jo nenaudoju. Nu, tai yra geras dalykas, bet vienas dalykas, kad tai palengvina darbą, kitas dalykas, kai tai pakeičia visiškai, tai yra jau ne fotografija. Nu, jeigu mes fotografuojame, tai yra, jeigu mes darome visas nuotraukas, nes aš esu padaręs vieną fotosesiją. Nu, ką reiškia padaręs vieną fotosesiją? Reiškia, kad aš turėjau nuotraukas vieno modelio, nufotografavęs prie baltos sienos, iš visų pusių. Yra, ta prasme, platformos, kur tu gali uploadinti, reiškias, įsikelti nuotraukas ir parašai tekstą ir jisai jau padaro tau kaip ir tokią fotosesiją, kokią tu nori. Mes visi žinom, kad tai yra netikra, bet aš kai kėliau tas nuotraukas, niekas nesuprato, kad ten yra dirbtinis intelektas. Tai iš vienos pusės tu gali taip apgauti, bet iš kitos pusės ką tau duoda tau kaip kūrėjai. Prompteriui, nu, ta prasme, kaip žmogui, kuris dirba su dirbtiniu intelektu, taip, čia yra tau pliusas, bet kaip fotografai ar kūrėjai, tai čia tikrai jokio tau pliuso. Ir kaip atrasti tas ribas, kad pasinaudoti tiek, kiek tau yra naudinga, tiek, kiek tau pagreitina, paspartina darbą ir kad neperžengti tos ribos. Aš manau, čia kaip šitas, kaip kalbant apie Tesla, kad tai yra driver assistant, kad tai yra tavo pagalbininkas, o ne vairuotojas, kuris padaro viską už tave. Tai va čia ir yra. Dirbtinis intelektas šiuo atveju tai yra, man labai patogu ten, nežinau, jeigu aš ten turiu fone kažkokią kėdę, ten dar kažką, man tikrai daug patogiau pažymėti ten tą zoną ir kad dirbtinis intelektas man išvalytų, pasiūlytų variantus ir taip toliau. Tada taip. Bet ir tas ir yra, kad jisai tiesiog labai stipriai palengvina darbą šio klausimo. Bet būtent, kalbant apie šalinimą kažkokių dalykų, arba ten pakeisti, pavyzdžiui, nežinau, turėjau fotosesiją, kur mergina, mes padarėm su papuošalais, jinai pasakė, kad man netinka, nu, negražus, ar nepatinka papuošalai šioje nuotraukoje, nu, tai teko pašalinti visus. Ir tai iš tikrųjų labai greitai įvyko. Nu, tai labai greitas procesas, ką aš anksčiau be dirbtinio intelekto daryčiau valandas. Robertai, o tau kaip fotografui, kaip tau atrodo socialiniuose tinkluose nuotraukos, kurias kelia žmonės, jos ten generuotos dirbtinio intelekto pagalba ir taip toliau, tai tiesiog įdomus ir tavo žvilgsnis kaip profesionalo? Na, aš tai matau kaip čia gaujos instinktą, ypač jeigu, nu, mes gyvenam fast food eroje. Ir dalykai, kur buvo ten, pavyzdžiui, kur visi kėlė ten su Barbie buvo padaryti, kiekvienas turėjo ten su Barbie ten kažkokias tas figūrėlės padaręs ir taip toliau. Ir praktiškai kiekvienas turėjo, aš galiu pasakyti, kad aš netgi generavau, turėjau jo, bet aišku niekur nekelta buvo, bet tiesiog smalsu, jo. Ir iš vienos pusės, nu tai yra tiesiog smalsu, bet iš kitos pusės
nežinau, man atrodo dalykas, kuris yra visur, jisai yra neįdomus. Tai yra visiškai gaujos instinktas ir tai yra visiškai, kaip čia pasakyti, čia jau net, čia nelieka individualumo jokio. Ta prasme, tai tiesiog kažkoks dalykas, kuris, nežinau, net nežinau, kaip įvardinti. Atėjo ta banga ir praėjo. O kaip ir tu sakei, juostiniu fotoaparatu fotografavo žmonės seniau, dabar vėl prie to grįžtama. Tai juostiniu fotoaparatu, ta prasme, su juosta filmuojami filmai iki šiol 25 metais. Tai daug ką sako. Gerai, ir dabar dar norėjau pasitikslinti, kaip tu priėjai prie to, kaip tu išsigryninai, kad tu fotografuoji pagrindę žmonės, dažniausiai moteris, ar visada ir žinojai, kad nori fotografuoti būtent žmonės, ar teko visko praeiti ir tik tai per tą patirtį tu išsigryninai, kokia sritis tavo artimiausia? Tikrai buvo fotografuojami drugeliai, dangus, pastatai, viskas buvo fotografuojama, taip. Bet galiu pasakyti, aišku, vis tiek, kadangi aš fotografuoti pradėjau tikrai pakankamai seniai, tai pavyzdžiui, žmonės, kurie dabar pradeda fotografuoti, jie turi daugiau informacijos jau, nes anksčiau, kai buvo, pavyzdžiui, jeigu aš ten pamatau pas kažkokį fotografą stories, nebuvo stories, kažkur kažkokią nuotrauką, kur matosi maždaug kaip šviesa sudėta ar dar kažką, tu sėdi ir gilinės ir žiūri ir taip toliau. Dabar tu vos ne dirbtinio intelekto gali paklausti, bet netgi ir be dirbtinio intelekto. Dabar pradėjo žmonės dalintis. Aš, pavyzdžiui, irgi anksčiau buvau toksai, kad neduok dieve, kas pamatys, kaip aš čia šviesą pastačiau. Aš pastačiau taip, kaip ir pastato, ta prasme, daugelis, bet, daugelis profesionalų, bet neduok dieve čia kažkas sužinos ar taip toliau, bet ne, reikia dalintis ir vis tiek nepadarys taip pat, kaip tu padarei, netgi su tą pačią šviesą, netgi su tą pačią techniką, netgi su tą pačiu modeliu. Vis tiek daug dalykų, tai yra labai individualus dalykas, tai yra toks, kaip čia pasakyti, tai yra labai toksai, neatkartoti. Aš turėjau, pavyzdžiui, kolegijai paskaitą, kur mums reikėjo atkartoti ten žinomų fotografų nuotraukas, tai neatkartosiu tų. Atkartot galima, bet vis tiek. Tai yra labai daug detalių, labai daug sudedamųjų, kad įvyktų būtent tas pats. Kiekvienas vis tiek turi tą savo braižą, stilių. Tikrai, tai. Ir visiems tos vietos matymą vizijos 100% visiems užteks. Aha. Tai vis dėlto, kaip tu priėjai prie to, kad būtent žmonės yra tavo nuotraukų pagrindinė, ar ne? Nežinau, iš tiesų iš pradžių galvojau, kad man labai patiko fotografuoti tokį fashion nudą. Tai yra, tai yra ant ribos vulgarumo ir efekto wow. Čia kalbant apie kažkokį nuogumą ir taip toliau. Kas yra labai faina, bet tai yra labai toks slidus dalykas ir kalbant apie Lietuvą, tai tikrai nelabai taip suprantama. Todėl ne tai, kad nusprendžiau to atsisakyti, aš to neatsisakiau, aš kartais padarau, pavyzdžiui, dabar neseniai buvo fotografuota ten viena fotosesija, aš bendradarbiauju su tokiais PSM Magazine ir jie vieną kartą, 4 kartus į metus išleidžia knygą kiekvieną sezoną. Bet ten jau tikrai knyga, tarsi ten ne žurnalas, ten jau knyga ir jeigu jau darau nudą, tai eina tenai. Tai iš pradžių aš pradėjau nuo to tokio ribos tarp fashion nudo ir vulgarumo ir efekto wow, bet pavyzdžiui, kalbant apie pastarosius ten keletą metų, tai netgi pastarosius metus, pusantrų, mano fotografijoje atsirado gyvybė, juokas, kažkoks dar labiau netobulumas ir taip toliau. Ir man tas žavesio turi ir pastebėjau ir žmonės, daug kas pradėjo sakyti, o čia kažkas labai tokio amerikietiško stiliaus, dar kažką, mes tiesiog amerikietišką stilių įsivaizduojam, mes viską tai idealizuojam, kas tenai, tai tas idealu ir taip toliau, dėka filmų, dėka visko, ko mes matėm anksčiau.
Tai va, tai jo, tai va, sako, o čia labai taip užsienietiškai atrodo, bet kai pasako, kad o labai nelietuviškai atrodo, tai čia komplimentas, nors, kaip ir ne faina, bet taip yra. Tai va, tai tiesiog, nežinau, man patinka fotografuoti žmonės, man nepatinka fotografuoti, pavyzdžiui, kas vestuvės, nors aš esu daug fotografavęs vestuvių, daug krikštynų esu fotografavęs ir taip toliau, bet, tiesiog ne mano. Man patinka dirbti individualiai, man patinka daryti kažkokius projektus su žmonėmis, ta prasme, tai gali būti kažkoks meninis projektas, turėjau parodą, pavyzdžiui, praeitais metais, tai buvo American Beauty. Ten buvo nuotraukos, kurios buvo padarytos grinai Amerikoje ir galiu pasakyti dabar, tos nuotraukos gražios, viskas su jom yra ok, bet tai ne tai, ką aš noriu toliau daryti. Ir aš tarsi su tą parodą, aš dariau tarsi kažkokį savo gestaltą, kur viskas, aš savo įrodžiau, kad aš galiu daryti gražiai, ta prasme, gražiom sąlygom. Kas yra profesionalumas? Profesionalumas tai yra, kai ne tada, kai tu labai gerom aplinkybėm, sąlygom ir taip toliau padarai viską idealiai. Ne, kai tu turi kažkokios sunkumus ir tu išsisukiai ir padarai viską visgi profesionaliam lygiai. Tai man ir norisi daryti tą netobulai tobulą, nežinau, kaip pasakyti, bet per tą netobulumą ir norisi. Todėl atsakau, ir ta juosta mane labai žavi, kažkur kažkas susiliejusios nuotraukos, plus dabar trendas yra susiliejusių nuotraukų. Tai jo, tai tas judesys pagautas ten ir taip toliau, šitie visi dalykai, jie žavi. Tai žodžiu, per tiek metų tu jau pasiėmei pakankamai patirties iš tos tobulos fotografijos, pasiėmei viską ir norisi toliau augti. Taip. Ir minėjai apie tai, kad žmonės sako, kažkaip tavo nuotraukos čia atrodo nelietuviškai ir taip toliau. Ir turėjai ir tą parodą American Beauty. Tai pasidalink irgi savo patirtimi, fotografavai nemažai keliuose Amerikos miestuose, Dubajuje. Kokie atsiliepimai, prisiminimai iš fotosesijų ten, iš to darbo su žmonėmis, su moterimis dažniausiai, ar ne lietuvėmis, o amerikietėmis ir taip toliau. Kuo galbūt skiriasi tas darbas, tai kokia tavo patirtis? Fotografuojant iš tiesų gal nepamačiau labai didelio skirtumo, kalbant, bet, pavyzdžiui, pirmą kartą, kai aš fotografavau Amerikoje, aš fotografuoju ir, vis tiek, mano anglų kalba yra ok, bet vis tiek ne taip lengvai kaip lietuviškai, ne? Kalbant, ir buvo taip, kad aš tiesiog nesugebėdavau ištransliuoti, ko aš noriu, ir aš toksai matau, koks tai yra modelis, matau, kokio lygio tai yra modelis, bet aš matau, kad aš rezultatu nesu patenkintas. Aš esu labai maksimalistas. Jeigu aš kažką savo prisigalvoju, kad aš noriu padaryti, kažką realizuoti, ir jeigu man neišeina, mane gali tai biški išmušti iš vėžių keliom dienom. Jo. Bet kalbant apie Miami, tai čia ne apie fotografavimą netgi, čia tiesiog apie žmonės, kad labai neorganizuoti. Labai dažnai fotosesijos buvo atšaukiamos tiesiog valandą prieš. Su užstatais nesvarbu, joms, ta prasme, visiškai tas nesvarbu. O kalbant apie fotografavimą, nežinau, ta egzotika, jinai vis tiek veža ir tu šiek tiek kitaip matai, tu kitaip žiūri, kaip mano, nežinau, sakyčiau, gyvenimo moto, tai yra grožį žiūrinčioje akise, aš netgi tatuiruotę turiu, tai jo, kurią padariau beje Los Andžele. Tai ir tas yra, kad kažkaip kitaip matai. Aš manau, kad čia ne apie tai, kad jos yra skirtingos, čia labiau apie mūsų, apie, pavyzdžiui, mane šiuo atveju, kuris fotografuoja, kad aš tiesiog kitaip matau. Bet neišvardinčiau netgi ką būtent. O tos moteris, mūsų lietuvės moteris ir, tarkime, amerikietės moteris gyvenančios Dubajui, ar jauti kažkokį tai skirtumą iš tų reikalavimų arba galbūt jų atsipalaidavimo fotosesijose, ar skiriasi tos mūsų moteris? Nemanau. Kalbant apie atsipalaidavimo lygį, tai yra tas, kad vis tiek, kadangi mane žino iš anksčiau, ten mano darbus mato, čia kalbant apie lietuvių moteris, tai
jos tiesiog, kadangi mane labiau žino, todėl labiau gali atsipalaiduoti ir taip toliau. Nu vis tiek yra kažkoks pasitikėjimas dėl to, o kalbant ten apie užsienį vis tiek, tu parašai, tavęs nepažįsta, plus didelė konkurencija ir taip toliau. Ir gal ir yra tas vis tiek, nes, pavyzdžiui, kelias fotosesijas turiu, kur ten su viena mergina ten fotografavimis 3 kartus, nu tai faktas, kad per 3, ten 2 kartą jau visai kitoks bendravimas, jau kai padarai kažką tikrai labai gražaus, jau ir visai žiūri kitaip ir taip toliau. Tai gal labiau tik tokį skirtumą pasakyčiau, bet gal tokį pasakyčiau. Ok, ir pasižiūrėjus tavo nuotraukas, tikrai tarp tų nuotraukų galima matyti ne vieną garsią Lietuvos moterį. Tai kaip tu manai, kodėl garsios Lietuvos moteris pasitikė tavo darbu? Man rūpi visas pasiruošimas ir fotosesija tai nėra tik fotografavimas, kaip minėjau, ne? Tai yra labai ilgas procesas ir tai yra labai individualus procesas. Ir darbas su moterimis mane išmokino, tikrai daug dalykų, kad bendraujant su moterim, netgi kartais, tai yra labai, vėlgi, moteris yra kartais labai emocionalios ir kartais būna taip, ne kartais, netgi labai dažnai būna, kai paklausi, pavyzdžiui, visada paklausiu prieš fotosesiją, kaip nuotaikos ir taip toliau dieną prieš, ne? Tai man labai patiko vienos mano klientės atsakymas, pasakė, labai moteriškos, jaučiuos stora, negražiai ir noriu atšaukti. Bet padarėm ir dabar rezultatas wow jai pačiai ir labai labai naudoja tas nuotraukas ir taip toliau jo, tai... Tai jau pats užsiminėjai apie tą darbą su moterimis, tai papasakok ir plačiau, kokių galbūt prašymų, įsivaizdavimų sulaukia tokių įdomesnių, arba, tarkime, nežinau, kažkokių tai nestandartinių. Kas yra tokio labiausiai įsiminę? Įsiminę? Galiu papasakoti apie vieną fotosesiją Dubajai, kur, žodžiu, parašiau aš Instagrame vienai influenceriai, kurie turi ten 1,5 milijono followerių. Aišku, aš suprantu, kad Dubajui dažnai nuotraukos, kurios yra keliamos, vis tiek kažkiek skiriasi, bet nesitikėjau, kad skirsis ant tiek žmogus. Tada mes, reiškia, ateiname fotografuoti, tai yra ateiname dažytis ir ne fotosesijo, o dažymo metu mergina sako, bet mesgi galim naudoti face-up'o ant nuotraukų. Aš toksai, tipo, what? Ir vizažistė, su kuria mes darėme, jinai irgi tokia stovi, to prasme, apšalų, žinai, kad, tu užduodi tokį klausimą fotografui, kuris padaro tą makiažą, tai yra ne makiažą, padaro tą retušą ir taip toliau. Bet ten reikėjo to face-up'o ir ten jau buvo vos nesąlygos, kad, kadangi mes norėjom kolaboruotis, tai tai reikėjo to, kad, tipo, arba aš dedu, jinai sako, arba mes dedam face-up'ą, arba nededam nuotraukų. Tai ir teko uždėti, bet po to aš po kelių dienų ištryniau tas nuotraukas, nes, man buvo biški toks mental breakdownas, kad aš ant savo nuotraukų dedu face-up'ą, man toks, žinai. Tai gal makiažas? Tai jo, ten jau ir makiažo nereikia, ten jau praktiškai nieko tada nereikia, bet, siaubas. O šiaip tai sakyčiau, gan labai standartiniai. Čia pakudinti, čia dar kažką, kad ilgos kojos, kad, nežinau, pagurklio nesimatytų, kurio dažniausiai nėra, plus viskas yra, dažniausiai tai yra įsivaizduojami reikalai. Ir galiu pasakyti, kuo moteris yra gražesnė ir labiau prisižiūrinti, tuo jinai turi daugiau kompleksų. Taip dėja jau yra. Ta prasme, mergina, matai, vėlgi, tai yra dar kontrasto suvokimas, nes aš ją, pavyzdžiui, matau dabar tokią, o jinai, pavyzdžiui, žino, kokia jinai atrodė ten prieš 5 metus, ne? Ir kur man dabar atrodo gražiai, bet žino, kaip gali būti ir taip toliau, tai tas dar yra. Supratau, tai netgi atrodo taip, galbūt tos moteris, kurios, kaip ir sakai, labiau prisižiūrėjus ir visa kita, tai jos galbūt smulkmeniškesnės ir veiklesnės. Tikrai taip, jo. Jo, labiau smulkmeniškas, labiau
kiekviena detalė, kiekvienas dalykas, bet, irgi, vėlgi, aš galiu pasakyti, kad jeigu tu padarai kažkokią įdomią nuotrauką, vat prie ko aš noriu labai dabar pereiti. Ne tai, kad pereiti, bet kartais daryti ir kartais vis dažniau daryti. Pavyzdžiui, kalbant apie, kaip visada duodu šitą pavyzdį, yra, pavyzdžiui, Helmuto Newtono nuotrauka, kur mergina nuoga guli krokodilo burnoj. Ne? Ten nesvarbu, koks ten retušas, ten nesvarbu, kokios ten spalvos, koks ten yra wow efektas vien dėl to, kokia yra idėja ir kartais idėja yra daug stipresnė už visą ta prasme, kažkur ten storo ranka, kažkur ten kažkoks makiažas blogas ar dar kažką. Ta prasme, daug idėja yra daug stipresnė negu pateikimas, apipavidalinimas, tobulinimas ir taip toliau. Ir tu kalbi apie tą wow efektą, tai tikrai esu pastebėjusi, kad ir pats jau kažką bandai eksperimentuoji, kaip kad pavyzdžiui ta fotosesija, kur tu guli prie daugiabučio, tenai... Balkonė, kur balkonė fotografavome. Šita fotosesija, paskui dar kažkokia... Vonioje ten buvo daryta. Arba ten automobilyje, man atrodo. Tai papasakok apie tas fotosesijas, kur jau tu pats išbandai, kad kažkas tokio nestandartinio, kur buvo tas toksai wow efektas, tai ką esi išbandęs ir ką dar nori įgyvendinti? Ką dar nori įgyvendinti, jaučiu svajonių, ne tai, kad svajonių, bet viena iš tokių, ko aš labai norėčiau, tai norėčiau padaryti fotosesiją po vandeniu. Čia gan... Iš tikrųjų nėra labai sunku realizuoti viską, bet tiesiog reikėtų pradėti užsimti ir taip toliau. Bet tas yra jau įdomu, jau kitaip ir taip toliau. Pavyzdžiui, fotosesija po lietum, po labai stiprių lietum. Irgi tas nuotraukos jau iš karto bus gyvos. Jos nebus ten, kad tas tobula, žinai, atsistoji, ten rankytę padedi ir taip toliau. Ten tiesiog emocija, ten jos pačios iš savęs kalba apie save ir taip toliau. Jo, tai kalbant apie, pavyzdžiui, tą fotosesiją ir kalbant apie pasirašymą, ką minėjau, ne? Tai, pavyzdžiui, fotosesija, kuri padaryta buvo balkone, tai ten buvo... Čia buvo mano bute, kuriame aš gyvenu dabar Vilniuje ir mes perkelinėjome 3 kartus tą fotosesiją vien dėl to, kad oras buvo netinkamas, nors kaip ir fotografuojama yra balkonė, ta prasme, bet man reikėjo, kad saulė kristų būtent į tą balkoną ryte ir taip toliau. Tai vėlgi, plus randi modelį, tai man reikėjo ten aukštos merginos gimnastės, kad jinai galėtų ir tą koją permesti ir taip toliau. Tai tai tada prisiminiau, kad turiu draugę, kuri yra tikrai aukšta modelis ir taip toliau. Ir aš jos dar kažko ten klausiu, aš kažkas ten buvo, tipo, kad apie lankstumą ir taip toliau. Jis sako, tai aš anksčiau, ar tai gimnastė, ar tai balerina, kažkas tokio. Ir sakau, geras, ta prasme, kaip viskas sutapo, nes man kažko tokio reikėjo. Man patinka tas grakštumas ir taip toliau. Jo, tai O kokios dar fotosesijos bus, tai pamatysime. Ja. Tai čia turbūt labiausiai ir patenkina tą tavo tokį... Kaip kūrėjo ego. Taip, tikrai taip. Čia patenkina mano kaip kūrėjo ego, nes tikrai yra fotosesijos, kur aš tiesiog padarau vien dėl to, kad padaryti. Ta prasme, aš patenkinu klientų lūkesčius, klientas kreipiasi į mane dėl fotosesijos, aš padarau ir taip toliau. Čia gal labiau kalbant apie ne asmeninės, čia labiau gal kalbant apie kas verslo portretus ir taip toliau. Kur ten praktiškai labai daug. Ten jai gal ir geras bus sprendimas. Kad nereikės ten fotografo samdytis ir vieną stilistiką galima padaryti ir taip toliau. Taip. O būtent dėl tos tavo idėjos, kur sakai, fotosesijas stipriame Lietuvoje nori įgyvendinti, tai dabar klausyk, yra pačios tobuliausios sąlygos. Vasara šiltas, tas lietus ir labai labai stiprus, tai kokios sąlygos, ne? Puikios sąlygos. Okay. Ir dar norėjau sugrįžti prie tos tokios nude fotosesijos. Tikrai turbūt ne visais fotografais moteris pasitikė būtent norėdamas nude fotosesijos. Tai aš pasižiūrėjau irgi tavo visas nuotraukas, tai ten išlaikomas toksai subtilumas. Nėra vulgaru, yra nude fotosesija atvira, bet jinai yra graži, tarsi toks kaip meno kūrinys, jinai yra subtili. Tai
Kaip sekasi būtent tai įgyvendinti? Tai va čia va ir yra ta riba, apie kurią aš kalbėjau, kur tarp vulgarumo ir efekto wow. Ir va kai tau pavyksta tą ribą išlaikyti, tada ir matosi, kad tai yra labai subtilus dalykas ir taip toliau. O kalbant apie nude, kaip pasitikė ir taip toliau, tai vėlgi tu turi būti labai taktiškas. Čia gal tipsai fotografams, kurie nori fotografuoti nudą arba kažką labiau seksualumo. Tai jo, ta prasme, čia yra taktiškumas, čia yra bendravimas. Svarbiausias dalykas per fotosesiją iš tikrųjų nefotografavimas, tikrai nefotografavimas, tai yra bendravimas. Nes per bendravimą tau jau lieka tiesiog, kaip čia pasakyti, tau jau lieka tiesiog paspausti vos ne mygtuką, aišku, matymas tas ir taip toliau, bet per tą bendravimą, ant kiek tu sugebė atpalaiduoti klientą, tai vat, ne klientą, sugebė atpalaiduoti modelį, tai vat, tas ir gaunasi, tokį rezultatą tu ir turėsi. Tai vat, tas bendravimas yra labai labai svarbi ir neatsiejama dalis. Ar tu turi kažkokias konkrečias taisyklės, tipsus, būtent dėl to bendravimo ir kas padeda atsipalaiduoti, atsiverti? Aš manau, kad tipsų tikrai ne ir aš manau, kad tai yra tiesiog labai ilgas darbas su savim, nes aš pats esu intravertas ir man tikrai nebuvo tai lengva anksčiau. Tai prieš, 7 metus, tai man buvo tikrai pakankamai sunku atpalaiduoti. Gal todėl anksčiau pas mane ir buvo labai daug modelių, nes dabar labai daugiau, aišku, aš visada asmeninės fotosesijas dariau, bet dabar manau, kad daugiau netgi ir viešai dalinuosi tom asmeniniam fotosesijom ir taip toliau. Vien dėl to, kad aš matau, kad man per fotosesijas pavyko atpalaiduoti ir kaip ir geras rezultatas, kurio aš pats esu patenkintas. Tai jo, tai vat, o su modeliais, praktiškai ten reikia palaikyti tą bendravimą, bet ten nereikia, reiškias, atpalaiduoti, ten nereikia jokios magijos tame dalyke. Tai va, tai manau, kad čia yra tiesiog labai ilgas darbas su savim, kad va, dabar man pavyksta pakankamai lengvai bendrauti būtent fotosesijos metu ir atsipalaiduoja labiau kažkaip taip. Dar norėjau paklausti konkrečiai, tu pasakoji būtent apie tai, ką suteikia moteriai, kokį tą pasitikėjimą ir visą kitą fotosesija ir pačios nuotraukos, o galbūt turi kažkokių tai pavyzdžių, istorijų, kaip tos nuotraukos fotosesija sustiprino žmogų, galbūt kažkokią tai konkrečią istoriją turi, kuri įsiminė ir kurią galėtum pasidalinti. Turiu vieną istoriją, negaliu sakyti vardu, bet turiu vieną istoriją, kur prieš fotosesiją žmogus buvo labai gilioj depresijoje ir galvojo apie tam tikrus labai blogus dalykus. Ir po fotosesijos man pasakė, kad, ta prasme, kad vos išgelbėjo gyvenimą ir taip toliau. Čia vėlgi, čia nežinau, ar čia fotosesija, ar čia kas, čia ne tik apie fotosesiją, bet kažkaip buvo. Dar tam tikroje vietoje mes fotografavomės, kur žmogus vos negalvojo apie blogus dalykus ir taip toliau. Ir tada dar vienas žmogus parašė tai merginai, kad dėka šios fotosesijos pamatė kažkokią gyvenimo prasmę. Tai realiai viena fotosesija, nenoriu taip būti labai čia nekukliai sakyti, kad čia viena fotosesija išgelbėjo 2 gyvybės, bet, kind of, ta prasme, ir mane tas labai, labai stipriai ir sukrėtė, ir sužavėjo, ir taip toliau. O būtent konkrečiau, tai labiau dėl pasitikėjimo, kad tas visas... Aš nežinau, aš manau, kad ten viskas suėję. Ten ir muzika parinkta, kuria buvo ten Reelse ir taip toliau, labai stipriai apjungia tuos 2 žmonės ir taip toliau. Ten, nežinau, ten tiesiog viskas sutapo. Aš realiai nesijaučiu labai prie to prisidėjęs, bet jeigu dėka to taip gavosi, tai labai, labai smagu. Aš manau, kad čia nežinau, gal čia buvo vos neparašytas scenarijos kažkieno ir aš tiesiog įgyvendinau tą scenarijų. Taip, idėja buvo ten mano fotografavimo dar kažką, bet aš manau, kad aš tiesiog kaip įgyvendinau kažkieno scenarijų, kuris jau buvo parašytas ir taip toliau. Tikrai stipru. Tai kiek
toje nuotraukoje gali daug sutilpti viską. Jo, tikrai. Na ir ką, Robertai, mūsų tas pokalbio laikas neguminis, turėtume jau trupučiuką pereiti ir prie mūsų galutinio klausimo. Tai visų pašnekovų aš klausiu, ką tu rekomenduotum ir koks būtų tavo patarimas tiems žmonėms, kurie dabar galvoja apie fotografo kelią. Tai kažkokį tai stiprų patarimą duodu. Aš manau, kad čia ne tik apie fotografo kelią, čia apskritai apie kūrėjus, apskritai apie žmonės, kurie pradeda kažką daryti ir nori kažko pasiekti, turi ambicijas ir taip toliau. Aš kaip ir visada sakau, kad man asmeniškai geriausias visų brandų moto, tai yra Nike Just Do It. Ir va tiesiog, jeigu kažką pradėjai, tai tiesiog nesustok. Daryk ir kažkada tikrai pramuši tą ledą ir taip toliau. Tai va, mano patarimas būtų toksai, jeigu kažką pradėjai, nesustok. Jeigu tu tikrai to tiki ir tikrai to nori, tada taip. Jeigu tu darai tai iš reikalo, tada gal reikėtų paieškoti. Bet apie kūrybą tai nebūna niekada iš reikalo. Tai būna dažniausiai, noriu kažko, dažniausiai žmonės išeina iš ofisinio darbo į fotografiją, o ne iš fotografijos į ofisinį darbą. Nu, tai jo. Ir pačiai pabaigai dar turiu paruošusi ir tokių blitz klausimų. Tai tiesiog čia reikia tavo greito atsakymo, nereikia čia labai ilgai galvoti, tiesiog kas pirmiausia šauna į galvą, tą ir atsakyk. Tai pirmas klausimas būtų žmogus, kurį svajoji nufotografuoti. Galbūt net žinomas, būtų įdomiau ir žiūrovams. Kaip būtų keista, kad fotografuoju aš pagrindė moteris, bet čia pasirinkčiau Matthew McConaughey aktorių, nes tai yra mano mėgstamiausias aktorius ir kaip jisai pereina iš vaidmens į vaidmenį, kiek jisai atsiduoda kiekvienai roliai ir taip toliau, tai mane labai stipriai žavi. Toliau. Didžiausia nesąmonė, kurią girdi apie savo darbą. Apie savo darbą, gal kalbant apie fotografus apskritai, kad vos ne fotografai ten ta prasme, kad jeigu fotografuoja moteris, tai tu būtinai mėgi su to moterim, bet taip dėja nėra. Dėja. Ko niekada nefotografuotum net už labai didelius pinigus? Laidotuvių. Nors esu vieną kartą fotografavęs. Biški traumuotas vaizdas kartais. Nu, ne tai, kad kartais, bet jeigu pagalvoji, tai jo, atsimenu, nes čia buvo senelio laidotuvės, kurių gyvenime tos nuotraukos nebuvo atidarytos, bet jo. Kas labiausiai erzina fotosesijose? Skubėjimas. Kai reikia skubėti, kai tave, nes negalima kūrybai įspausti rėmus. Gerai, prieš paskutinis dar, ką būtum veikęs, jei ne fotografija? Aš manau, aišku, būnant vaiku, aš norėjau su IT kažką daryti, bet mano smegenys tikrai nesukurtos tam, mano smegenys visiškai kitą kryptį. Tai aš manau, kad kažką su vizualu, kažką su vaizdu, nežinau, kažkas tikrai su vaizdu būtų. Ir pačiai pabaigai, jei šiandien būtų paskutinė tavo fotosesija, kokia ji būtų? Nu tai kaip sakiau, po vandeniu norėčiau padaryti povandeninę fotosesiją. Jo, tai manau, kad norėčiau realizuoti tai. Kažkada realizuosiu. Bet pats irgi moki gerai plaukti, nardyti visą. Tai čia galima pasitreniruoti tokiais dalykais, viskas čia okei. Buvo labai įdomus pokalbis, Robertai, dar kartą tau dėkoju, kad atėjai. Ačiū tau. Ir žinai, fotografų mes dažnai nematome, kaip ir tavo atveju mes matome įspūdingas tavo nuotraukas, kurios pasakoja savo istoriją, bet dabar kalbėjai tu, ne tavo nuotraukos, o tu, tai labai smagu, kad bent kažkiek pavyko prisidėti prie to, kad žmonės, kurie kreipsis į tave, žinotų iš karto ir apie tave, apie žmogų, kuris juos fotografuos, kas kuria tos nuostabius kadrus. Ir ačiū labai mūsų žiūrovams, kurie žiūrėjo. Tikiuosi, kad patiko, buvo naudinga. Jeigu surezonavo, labai prašau, nelikite abejingi ir pamėkite šią laidą, palikite atsiliepimą, komentarą, o taip pat nepamirškite prenumeruoti kanalo Nestabdom, nes jūsų laukia dar daugiau drąsių istorijų. Iki.